Joniškio rajono Žagarės gimnazijos 3 klasės mokinių projektas, kai dar mūsų nebuvo. Prieš 825 metus netoli tos vietos, kur dabar yra Žagarės miestas, Per Mūfos Tyrelio pelkę bėgo alkanas vilkas. staiga mato guli maišas. Apsidžiaugęs grobiu maišą čiupt ir skuodžia. Tačiau vilko kojos užkliuvo už žagarų. Maišas plyšo ir iš jo pabiro daugybė karoliukų. Tai buvo nepaprastų vyšnių, žagarvyšnių kauliukai. Toje pelkėje netoliese snaudė baziliskas. Gyvačių karalius, kuris Saugojo Tyrelį. Kas čia drumščia ramybė? Suriaumojo pabaisa ir taip į vilką pažiūrėjo, kad šis virto geležiniu ir staugdamas nubėgo ton pusėn, kur dabar yra Vilnius. Praėjo daug metų. iš karoliukų išaugo gražus vyšnių sodas. Baziliskas ir dabar jį saugo, nors užmigęs amžiams ir virtęs į ozą, Viena ilgiausia kalnagūbrių Baltijos šalyse. O žagarvyšnės džiugina savo uogomis ne tik žagariečius, bet visus atvykstančius į vyšnių festivalį. Aš ten buvau, žagarėlius valgiau, Vyšnius apteragavau. kaliausi apsirengiau ir karuselę supausi. Šiemet vyšnių festivalis vyks jau 20 kartą. Atvykite, bus smagu!